Sveiki, malonu, kad įsijungėte švidrį. Šiame video papasakosiu apie tai, kokios yra svorio metimo klaidos, kurias daro visi be išimties. Tai aš jau esu patirbęs su daugiau negu 2500 klientų, kaip matote, yra ganėtinai nemažai sėkmės istorijų, dalinuosi ten klientų pokyčių nuotraukomis, palyginus su kitais specialistais, kurie yra ten dar galbūt labiau žinomi negu aš, kurie iš tikrųjų negali pasidalinti kažkokiamis žmonių transformacijomis, tai galbūt jų tokios svorio metimo sistemos nėra labai efektyvos arba kažkur jie klysta tam, kad būtent jų klientams nepavyksta pasiekti rezultatų. Tai pagrindinės klaidos yra tokios, kad būtent žmonės, kurie siekia sulieknėti, nesuvalgo pakankamo kiekio baltyminio maisto. Tai nesuvalgant pakankamų baltyminio maisto, jūs gali kamuoti saldumynų potraukius, neatsistatysite po treniruočio, dažniau sirgsite, neturėsite energijos ir lėčiau kris svoris. Tada antras dalykas, tai kaip ir bebūtų gaila, neskiriame pakankamai laiko geram poilsiui. Tai reikia stengtis per naktį bent jau išmiegoti 7 arba 8 valandas, bet miegas turi būti kokybiškas. Stenkitės, kad kambarys būtų vėsus, tamsus, jis girdėtų kažkokių per daug didelių garsų, tam, kad vėlgi gerai išsimiegotume, nes kokybiškas miegas padės turėti gerą kūno kompoziciją, kūnos mažesnis alkis, turėsite daug energijos, bus stipresnis imunitetas, geriau mąstysite ir pasieksite žymiai geresnių rezultatų. Trečias dalykas, tai dažniausiai mes pradėję dietos pradėjome per daug sportuoti. Sportas turi būti malonumas. Nereikia per daug savęs perspaudyti ten sportuojant, užtenka pradžioje išeiti pasivaikščioti, paskui galbūt pradėti treniruotes su kineziterapeutu, kad jis jūs užvestų ant kelio, pasitikrintų, ar nėra kūne disbalansų, ar nereikia sustiprinti vienų ar kitų raumenų. Reikia ten eiti, treniruotis ateina, einam į grupinės treniruotes. Tai toks būtent sportas jūs veda prie pasidavimo, prie neteisingų pratimų, prie traumų ir galiausiai tikrai ne prie geros savijautos. Tada ketvirta klaida, tai būna, kad žmonės neišgeria pakankamai skysčių ir negauna iš savo mitybos raciono pakankamai vitaminų ir mineralų, todėl labai svarbu laikantis dietos į savo mitybos racioną įtraukti vitaminų ir mineralų papildus, taip pat omega 3. Tam, kad gautumėte tas reikiamas medžiagas, nes vėlgi iš maisto to negalite gauti. Tada vėl sukurite laikantis dietos per didelį kalorijų deficitą, todėl taip pradėjus laikytis dietos, jūs, tarkime, kelias dienas ten, kaip ir sakot, gerai jaučiuosi čia, kaip matau, krenta svoris ir paskui aš persivalgiau, tas svoris grįžta ir tai atsitinka todėl, kad save perspaudžiai jūs sukurite per didelį kalorijų deficitą ir būtent todėl ilgalaikė perspektyvoje nepavyksta pasiekti reikiamų rezultatų. Tada tas dar toks vienas, jūs kamuotas mintis, viskas arba nieko, arba neturiu pakankamai žinių. Tai ką aš turiu omenyje? Tai kad jūs sakote, viskas nuo rytojus aš pradedu laikytis dietos ir darau viską, kaip tik mano. Ten nežiūriu, kad dieta man būtų tas gyvenimo būdas, aš ten pradedu po 20 000 žingsnių surinkti, ten dar kačialinuosi, ten valgau tik agurkus ir tada įvyksta pernimas ir nebėra tų rezultatų. Ir tas žinių trūkumas, tai vėlgi, kaip sakau šiandien, kad šiame videoje įvardinu tas klaidas, kokias jūs galite daryti. Jeigu jūs išvengsite šių klaidų, jūs žymiai greičiau pasiekti rezultatus ir tada jūs, pavyzdžiui, nuo to rezultatų, trokštamo rezultato, jūs yra tas skirtumas žinių, ką jūs turite padaryti. Arba yra tas, tarkime, gal ir žinote, ką turite, bet net nežinote, ką, kada ir kaip, kad jūs pasiektumėte tą rezultatą. Ir būtent aš darau tos video, kad tas tarpas sumažėtų ir jūs savo tikslus pasiektumėte efektyviau. Nes tikrai padėjau daug klientų, klientai rekomenduoja mane, aš laimingas, kad aš galiu dalinti savo tą visą patirtimi, šviesti Lietuvos gyventojus. Tai tuom ir baigsime šitą video. Jeigu jums reikia papildomos pagalbos planuojant mitybą ir siekiant pagreitinti svorio kritimą, tai drąsiai galite man parašyti asmeninę žinutę, įsigilinsime jūsų situaciją, pažiūrėsime, ką reikia pakeisti, kad tas būtent svorio kritimas taptų netrumpalaikis, o visam gyvenimui. Ačiū, kad išklausėte šį video, tikiuosi video buvo naudingas ir pasimatysime kitą kartą. Iki greito.